Man tai pasiekimas tai yra didžiausias, tai kad mes subūrėme tikrai gerą komandą, profesionalią komandą. Tai čia pirmas, numeris 1. Komanda čia labai sena. Fornitus komanda iš visų darbuotojų pusė tikriausiai aš esu dirbęs ir anksčiau su jais. Ir aš žinau, kokie jie žmonės, žinau, kad iš jų galima gauti jų patirtį, atnešti čia ir aš juos susikvietęs esu ir komanda yra palaikomas ir tas santykis artimesnis ir bendravimas, neįsiskirstom mes jokiais čia vadovais, direktoriais ar kažkuom, tai visi bendravom vienam lygiai, visi gali kreiptis bet kada, bet kokiais klausimais. Pas mus dar toks yra posūkis, kad nėra čia tų pas mus problemų, yra tik situacijos. Tai kaip mano vienas draugas palinkėjimą man pasakė tokį itališką non čia problemą, tai pas mus vis tas ir yra, non čia problema. Atsiranda ten, nežinau, įsigyji kažkokį tai naują įrengimą, ne, ir pastato tą įrengimą, nieko nesupranti, nežinai, nuo ko pradėti. Tai vat ta komanda gilinasi, Riedrius ten naktim studijuoja, galvoja, sako, man duok laiko, nelįsk prie manęs, aš išmoksiu, padarysiu, tai kaip ir yra, paima, užsispiria ir studijuoja ir įvaldo tą įrengimą ir ne vieną čia jis jau įvaldęs tą įrengimą yra. Ir man iššūkiai yra vieni surast pinigų, ne, kad įsigyti tą įrengimą, o kitiems čia komandos nariams reikia. Tie iššūkiai yra, kad įvaldyti tą visą procesą. Fornitus man asmeniškai tai yra maža bendruomenė. Kodėl taip galvoju? Dėl to, kad mes visi esame iš skirtingų pasaulių, galima taip pasakyti. Čia visi skirtingi ir visi su savo žiniom, patirtim būrėmės į vieną tą tikslą. Nuo senai jau turiu tokią viziją, ne viziją, gal net norą visada išlaikyti komandą arti ir artimai bendrauti, nes tik su tokia komanda galėsi dirbti ir galutinį rezultatą gauti teisingą ir gerą.